kad gražiausi dalykai pradeda vykti tada, kai mes turime drąsos eiti ten, kur yra nepažinta. Už to bandymo būti unikaliais mes visi tokie vienodi pasidarėm. Ten klausia žmonės, ar vis dar jaudinės prieš lipdamas ant scenos? Jo, aš visą laiką dabar gyvenu strese, nes tu turi 100 galimybių, kaip sufeilinti ir tik kelias galimybės, kaip padaryti, kad tas pranešimas būtų žiauriai fainas. O jeigu labai labai mažą dalyką daryčiau, bet kiekvieną dieną. Ir kur jis tada nuves? Per nepatogumą perėjus, tu susigyveni ir labai daug džiaugsmų už to ateina. Kelias pasirūpins. Ir aš sąmoningai jau be jokių ausinių, be muzikos ten klausimo ar kažkokių išorinių, kad susidurtų su savimi. Ir tas susidūrimas su savimi jis įvyksta. Patogumas nėra būtina sąlyga laimiai. Kai atėjau dainuoti, visi taip sureleitino ir buvo toks geras vaibas ir visi dainavo. Kai pradedi eiti tą baimę ir tu matai, kaip tada gyvenimas tave apdovanoja. Aš nebijau sufeilinti, aš nebijau klysti. Taip, tu žinoma, buvo taip smagu, kur gyva muzika, jie dainuoja, wow. Aš gyvenimo gale noriu pasakyti, kad mano šitas žaidimas buvo vertas žaisti. Blogai sekas, kaip tau sekasi? Sveikas, Antanai. Labas. Kaip tu gyveni? Gerai. Gerai? Įdomiai. Įdomiai gyvenu. Tu esi vienas iš tų žmonių, kur kiekvieną kartą, kai tave sutinku, reikia vis paklausti, ką tu dabar darai. Tai ko šiandien save pristatai žmonėm? Jo, tai, klausimas, kaip žmonės mato. Tai šiai dienai dirbtinis intelektas, jau ir kurį laiką yra ta tema, dėl ko pavadinkim gal taip, gal atpažįsta pagrindę. Okay. Čia ta tema. Okay, bet prie dirbtinio intelekto dar prieisim, pradėsim nuo rimtesnės biškiai istorijos, tai nuo Portugalijos kelionės žodžių. Papasakosiu trumpą backstory ir tada pakalbėsim apie tą žmogų. Žodžiu, istorija buvo tokia, kad aš tau parašiau, kad noriu varyti į Azorus, nes tu jau ten buvai užinfluencinęs, kad reikia varyti į Azorus. Top spotas. Ja, visiškai magija. Ir Antanas sako, okei, tai aš tai suvesiu tokiu bičiuku. Gali pasigyventi, bus pigiau laukalą žodžių pasakot. Sakau, okei, labai gerai. Nu ir Antanas mūsų konektina, susirašau už to bičiuku. Ir jo, ten fantastinis dylas, mes 3 mokėjom, dabar galvoju, kad nesumeluot, 300 eurų per mėnesį už nuomą visą ir dar už mašiną 105 eurų sumokėjom nuomą. Tai čia, galim paminėti ir vardą, ten tas vaikinukas yra Paulo. Paulo, Jo, tai Paulo, žodžiu, mano kokia istorija su juo buvo, man labai įdomu bus išsiaiškinti, kaip tu su juo supažinai, nes mano pirmas interactionas, tai žinai, per Messenger chatą, galvoju, įdomus bičas, viskas ten, Nes aš suvedžiau per Facebook. Taip, jo, tu mūsų Facebook'o grupę sumetė ir jis tik voice message'ais atrašinė man ir biški man keista buvo, bet aš galvoju, gal tiesiog žmogus on the go kažkur yra. Ir atvažiuojame jau pas jį į namus pirmą dieną, atidaro duris, jisai man sako, Antanas, hello. Sakau, sorry, Paulo, I'm not Antanas. What do you mean? Where is Antanas? Sako, Antanas is in Lithuania. Sako, I don't know where is Antanas. Oh my god, where is Antanas? Wait, you are Antanas. Ir taip, kokias geras 5 minutės jisai bandė įsitikinti, kad aš nesu Antanas. Maybe you don't know that you are Antanas. Tai su Paulo tokia buvo pažintis, šiaip jisai yra kalėjimo prižiūrėtojas dabar. Ne, Paulo yra įspūdinga asmenybė. Tai pirmas, ką reikia suprasti, kodėl jis net pažino, tai jisai beveik nieko nemato. Tai jo regėjimo ten lygiai gal 5 ar 10%. Tai čia vienas iš tų dalykų, dėl ko. Bet su Paulo yra iš tikrųjų žiauriai daug istorijų, ką galima pasakoti, nes mūsų kokia pažintis buvo. Aš buvau Azorose pirmą kartą, atvažiavau ten savaitę ir irgi pasiėmiau Airbnb. Ir tas Airbnb yra tiesiog kambarys pas juos bute. Ir pas juos name. Ir tas yra žiauriai fainas tas namas, ta šeiminėlė, jie žiauriai draugiški, tokie savekai, tenai pahosino. Tas Paulo, kadangi dabar sėdi namuose, jis viską rodo ir tenai ten užsiminėja ir ten šnekina. Ir jisai... Nežinau, kiek tau jis istorijų pasakojo, bet jisai ne tik, kad jis šiaip buvo jo kalėjimo prižiūrėtojas ir tenai jis dabar dar ten... Jo, dar vis dar dirba. Ale dirba iš tikrųjų tenai toksai, bet jisai ten per gyvenimą darė dalykus, pavyzdžiui, norėjo paversti Azorus nepriklausomą valstybę. Oho. Nepaskatau šitą. Ne. Ir jisai varė ten ar ne pas Libano kažkokį diktatorių, tenai dylint dalykų. Mes buvom ten, kur... Tai ir po to tai buvo vienas kartas, antrą kartą, kai pasibuvau, tai aš kai ten 4 mėnesius Azorose gyvenau, tai tenai buvo ta ilgesnė laika. Yeah. Tai irgi mes gavom tą viršutinį visą didelę palėpę už 400 eurų per mėnesį.
Wow, žiauriai geras dilas, ten ir ten toks ir ekranas didžiulis, kaip kino salė, ir bėgimo takeliai tokie. Tai tada jis irgi atėjo ten kažkokį tą palėpę, po to pasimti ir ten mini kambarėlis, buvo užėjome tą kambarėlį, ten knisamės tarp jo daiktų ir jis ištraukė man kažkokią žalią knygutę. Sako, šiaip šita knygutė uždrausta yra Portugalijoje ar Europoje. Sako, kodėl, nes čia va tas diktatorius parašė maždaug apie ten diktatūrą, kodėl čia yra jėga. Tai žodžiu, dilino tokius dalykus tenai maždaug. Tai labai įdomus bičiukas su savo gyvenimu. Ir apie istorijų irgi yra. Ten, nežinau, gal ir tu turėjai su jo istorijų. Nu, man legendinė istorija, tai jo, jisai, žinai, 5% ten mato. Tai man 2 interactionai buvo labai keisti su juo. Tai pirmas buvo, kur jisai man pradėjo pasakoti, žodžiu, nu, kad jisai serga imuninė liga, kurio imunitetas tiesiog visą laiką kovoja prieš save ir jam atrodo, kad jis visą laiką serga. Ir tai reiškia, kad jis labai daug skausmo patiria. Ir žinai, kažkaip su juo pradėjau kalbėti, sakau, tai gerai, sakau, ką tu darai dėl to skausmo, tipo, ir sakau, gal tu žolės rūkai ar kažką, nes ten vis tiek Portugalijai viskas dekriminalizuota, tai galvoju, gal jis ten taip apraučina dalykus. Jis sako, oh, no, my friend. Ir jisai sako, let me show you. Bičas literaliai iš stalčiaus išsitraukė stiklainį su bitutėm, atsuka, išskrenda 2 bitutės, aš nežinau, kaip jis jas mato, nemato, nesuprantu, atrodo jaučia, kur jos yra, jis taip pasiema tą bitutę ir ant jo kūno tokie kaip tatuiruotės, tipo juodi taškai sudėti ir jis taip padeda tą bitutę, jinai jam įgelia ir atleidžia tada skausmą. Tai čia buvo pirmas toks, kas vyksta, tipo. Jisai turi bityną, jis parsineša tų bičių ir jisai tiesiog ir ant nugaros ir kitur jie savo jas, kad neskaudėtų, nes kažką jos pasirodo išskiria ir jam ten niekas daugiau nepadeda ir jis tos bitutės savo kapoja tenai kelis kartus per savaitę. Tai čia buvo pirmas, antras buvo, jau ten nežinau, kokią mes turbūt 2 savaitę pasigyvenam. Ir, nu jo, ir mes nuomojamės mašiną, ten Ford Focus tokį seną ir viskas ten su atvarkoj. Ir jisai turi tą seną busą, aš nežinau, ar tu jį matei, tokį raudoną su istoriniais numeriais, žodžiu. Ne, šitą nemačiau. O, okei, tai jo, tai jisai turi tokį seną, neatsimenu kokios markės, busiuką. Ir jisai sako, mum, tipo, važiuojam, aprodysiu ten tą kitą namą, kur bomžai gyvena. Ir šveicaro draugelė, kur bomžai gyvena. Jo, tai varom aprodysiu tą, tipo, hatikę jum ir ten nuvešiu dar jūs ant kalno, tipo, saulėlydį pasižiūrėti. Tai jau gal ten į galą buvo, žodžiu, nesmė. Ir mes su juo, sakom, okei, važiuojam ir mes galvom, mes to su Fordu važiuosim, tipo. Ir jis sako, no, važiuojam su busu. O tas busas, tu įlipi, nu ir man tai buvo pirmą kartą, aš esu matęs, tipo, paprastas mašinas, kur tu, tipo, automatų, ten Merse, pavyzdžiui, perjunginiai su šičia bėgius, tipo. O tenai yra mechanas. Taip irgi, tipo, jo. Ir mes taip sėdim, ten 3 buvom. Jis vairavo? Ne. Tai mes pasodinam Davidą, nes jisai, nu, daugiausiai patirties turėjo vairavime. Galvom, sodinam Davidą, jis be baimės. Atsisėdo jis, tai jam buvo baisu vairuoti aparatą, nu ten buvo ką veikti, žodžiu, pralaužė, ir dar turiu video, kažkur galėsiu po to po podcast'o parodyti, mes važiuojam, aš atsimenu, mes gale sėdi prieki Davidas ir Paulo, ir Davidas perjunginėja į antrą bėgį, sako, no, gently, like touching a woman's tit. Ir aš viską turiu ant kameros, tipo, nurekodinti, mes ten sėdim, lūžtam, negaliu patikėti, po kas vyksta. Žodžiu, mes tą važiuojam toliau. Ir kažkuriam taške, aš neatsimenu, mes jau į kalną gal užvažiavom, į pirmą tokį spotuką, kur pasižiūrėti saulėlydžio, ant aukščiausio kalno, žodžio, Zorų. Ir viskas nelabai gražu ir dar reikia dar aukščiau pavažiuoti. Ir jis kažkaip sako, davai duokit man pavairuoti. Ir mes, duodam tau pavairuoti. Ir tada mes važiuojam su jais labai tvarkingai vairuoja, viskas, atrodo, jis atmintinai žino tos kelius, viską žino. Tai aš niekaip nesupratau, kaip 5% matant jisai vairuotų. Tai iš šitoje vietoje labai įdomu, nes jis tiesiog jo ten žmona niekada jam neleisdavo vairuotojų, jisai kartais susipyktų, tiesiog išvaro pasivažinėti naktį, buvo aklas žmogus, nuvažiuoja po miestą pasivažinėti, ir jis ten taip ir varo, jo. Ne, bet jis įspūdingas, kiek jis ten tų ir savo istorijų pripasakas, ko jis ten daręs gyvenime. Buvo vienas įdomesnis, kai irgi grįžom mes tuo metu su draugė, su kuria mes keliavome, grįžom namo, jau vakare, ten buvom, ten man pas bičiulių, žaidėm gal stalo žaidimus, ir vėlokai grįžom 1-2 nakties ir grįžtam, mes einam ten pro galinės duris, kažką tenai, ten šuniukas jau buvo Benžis, kuris tenai loja ir mes irgi einam ten jau į savo palėpį viršui miegoti ir nusileidžia ir žiūrim, įeinam ten tą, ir kur yra laiptai antrą aukštą. Ir toje vietoje žiūrim,
apačioje nusileidęs šitas Paulo ir jisai sako, who's there? Ir mes žiūrim, kad jo rankų pistoletas. Pistoletas ir, Paulo, it's us. Who you? It's us, it's Antanas. Oh, Antanas, jūs tą pistoletą rankoje laiko. Mes apačioje galvočiau rankas kelt, nekelt. Buvo baisu. Jis šitą pasaką, atsimenu. Aš norėjau užklausti, kaip ten baigės. Ne, jis gerai išpratėjęs seneliukas. Bet labai malonus. Benji irgi, kur tau rodė tą skillą savo. Jis mums sako... Jis viską primokėsi. Sako, žiūrėk, pasakyk spalvą, ten žalia, geltona arba raudona, tarkim. Davė pasirinkimus, sakau, žalia. Verde. Ir jis sako, Benji, ten kažką portugališkai pasako. Čiūvas nueina į tūlik, šuo nubėga į tualetą ir atneša žalią popieriaus ruloną. Tipo, iš visų spalvų jis atneša būtent tą, kurią tu jam pasakai. Wow. Aš šokiruotas buvau. Tipo, kaip... Kai mūsų tuo metu jis tiesiog po medžius mokė šunį laipėt. Tai buvo dar kitam lygiai. Ok. Tai jo, tai Azorai, sakau, šiaip visiems... Galime baigti podcastą. Užteks apie Paulo. Apie Azorą. Apie Paulo dedikuotas buvo. Ok, einant prie kitų temų. Atsimenu praeitam podcast'e, kai labai senai darėm kažkokius 3 metus, man atrodo. 5 labiau. Jo, senokai. Tai buvom pradėję kalbėti apie neįtikėtinų tikslų sąrašą. Vis dar turi šitą dalyką? Beprotiškų tikslų sąrašas. Beprotiškų tikslų sąrašas, jo. Tai, kaip ir su dauguma tokių dalykų, žinai, mes tam tikrus dalykus palaikome, tam tikri dalykai išeina iš gyvenimo, bet kas yra su checklistais ir beprotiškų tikslų sąrašais, jie lydi, kuo nuostabus beprotiškų tikslų sąrašas, kad jisai lydi per gyvenimą. Ir tai nereiškia, kad tu kiekvieną dieną jį atsidaręs ten sėdė, ką dabar tau nuveikti, bet tai yra labai įdomu, nes dažniausiai kelis kartus per metus tu jį peržiūri, pakeiti, papildai, kažką išbrauki, bet ką nuostabu yra stebėti, kaip kartais dalykai, kuriuos tu visai pamiršęs būni, bet kuriuos užrašai dar būdamas 15-16 metų, kaip jie pildosi. Ir čia yra tas gyvenimo ritmo grožis, kai mes kartais nesuplanuojam dalykų, mes kažkokią užsirašome mintį, ką mes norėtume kažką padaryti, bet mes dažnai labai pamirštam, kur mes esam šiandien, pavyzdžiui, su kelionėmis, su veiklomis, su žmonėmis, kurie yra aplink mus. Mes apie tai kartais tik pasvajodavom taip tyliai ir pamirštam daug tų mes savo svajonių. O kai jas užsirašom, kas su jom yra labai gražu, kad kažkada randi tuos užrašus ir tu žiūri, aš ir šitą išpildžiau ir tas gyvenimas, tu galvoji, wow, jisai kaip vyksta ir man net nežinant, net jeigu keičiasi mano prioritetai, kitomis formomis ateina tos tavo svajonės ir tu net neįsivaizduoji, kaip ten atsidūri, nes aš atrodo kažkokių specialių pastangų tam nedėjai, bet gyvenimas ima, tave susipakuoja ir nuneša ten, kur tu kažkada norėjai būti. O kaip tu radai tą sąrašą ir gal gali, nes aš atsimenu, kad aš po to podcast'o irgi pasidariau tokį, bucket listą labiau, gal pavadinsiu taip. Tai irgi buvo tas labai geras jausmas, kur tu pamiršti apie tą daiktą, gal net nepamiršti, bet po pusės metų atsiverti, žiūriu, šitą padariau, tą sugebėjau padaryti, kur irgi net nebejau kryptingai link to tikslo, tiesiog kažkaip atsidūrė, jisai išpildytas buvo. Tai kaip tu iš vis radai tą idėją, nes irgi čia toks pavadinimas, žinai, skambus. Tai buvo Danielius Goruniovas, toksai veikėjas, jisai rašė naujienlaiškį tuo metu Debesylo. Gal pamenė, tai jisai buvo aprašęs pirmas, man atrodo, iš lietuvių šitą konceptą beprotiškų tikslų sąrašo ir labai gražiai jį iliustravo. Tai aš tuo metu, būdamas 15 metų, ten jį sekiau, perskaičiau ir pradėjau naudoti. Ir po to tada atsirado užsienį, mačiau, kas naudoja. Ir pats tada vėl parašiau tokį straipsniuką, bet ten mini irgi daugiau pas Danielį nukreipdamas. Ir tas iliustravo visą tą pradžią, kaip prasidėjo, nes po to tai išlieka tau kaip failas, dėl to geriausiai į drive įsikelt. Ir jisai kartais išlenda, nes tu turi ten, aš bent jau kaip jį naudojau ir vis dar naudoju, kad yra skirtingos gyvenimo sekcijos. Tenai yra ten nuo pačio gyvenimo, kelionių, iki ten karjeros. Ir tose dalyse yra įvairiausi, gal mums prieš kalbant apie tai, reikėtų pasakyti, kas yra tas beprotiškų tikslų sąrašas. Tai beprotiškų tikslų sąrašas yra sąrašas, kuriame tavo svajonės yra sudėtos ne kaip bucket liste, kad ką aš norėčiau nuveikti per gyvenimą, bet jos yra sudėtos tokia forma, kad koks yra mano pirmas žingsnis link to. Ir čia yra labai geras hackas, nes mes dažnai galvom, kad užlipti į Everestą norim nubėgti maratoną ar panašiai, bet prieš darant visą tai reikia gal naudoti tuos Atomic Habit principus ir koks yra mano pirmas žingsnis, kurį aš galėčiau padaryti šiandien. Šiandien aš į Everestą neįlipsiu, bet aš galiu
nuvažiuoti kažkur į Šatrijos Piliakalnį kalną, ir kažkur tenai iš Šatrijos kalną įlipti. Ir čia jau bus pirmas žingsnis, kurį aš galėsiu nusibraukti. Ir tas nusibraukimas mums jis labai rezonuoja. Mums tas yra smagu, nes kai mes apskritai ir ne tik tai per svajonės, bet ir per savo darbus, kai galvojam apie didelius konceptus, mes labai mėgstam juos atidėlioti. O jeigu mes galvojam apie mažiausią dalyką, ką aš galėčiau padaryti, mums daug paprasčiau tampa žengti tą žingsnį. Tai beprotiškus tikslų sąrašas ir yra apie tai, kad tu turi vaizdinį savo didelės svajonės, bet vietoj to, kad tu tik jį užsirašytum, tu užsirašai ir pirmą žingsnį link to, ką aš turėčiau padaryti. Ir tuomet, kai tą nubrauki, tu vis pildai iš naujo, ką tu gali padaryti. Su šalim aplankytom, su karjeros tikslais, su verslais, žmonėmis, su kuriais susipažinti nori, nuotykiais, kuriuos nori patirti. Ir kartais tu gali dabar net neturėti plano, tu tiesiog surašai tas svajonės ir tu leidi savo nebijot svajot. Labai vėl kartais mums patiems sunku tą padaryti, tai mes galime įsikvėpimą iš kitų žmonių duoti. Arba jei turim kelis pavyzdžius, mes dabar tą patį ChatGPT galime labai sėkmingai tam panaudoti, kad mums padėtų sukurti, nes kartais mes patys nežinome, ko norėti. Ir kai mums kažkas padeda suprasti ir parodo kelias kryptis, iš karto vaizdas būna aiškesnis, kur link eiti. Ir kartais tu iš karto tam žingsnio nedėsi jokio ir dėl to tu susiprioritizuoji. Tai ant ko aš dabar noriu tą dėmesį skirti, tu pasirašai ir pamiršti dažniausiai vėl keliams mėnesiams, ar ten pusmečiai, kol prisimeni, vėl peržiūrė, galvoju, geras, kažkaip nubraukiau šitus ir prioritetinius, bet tie, kurie neprioritetiniai buvo, jam ir įvyko dalykai. Bet vien dėl to jau, kad tu užsirašai, tai čia nežinau, vėl tuos tyrimus dabar jau pamiršęs ten esu, bet tikrai yra tas užsirašymas veikia ir daug kas apie tai kalba. Tik tai kažkodėl patingimės tą padaryti. Okay. O tai buvo tarptų beprotiškų tikslų nueiti į šitą Santiago de Compostela kelią, ar ne? Camino de Santiago, jo. Buvo įrašyta, norėjau pradėti ir vienas... Bet tai tu pradėjai šitą, kiek tu laiko ėjai? Jau apie 2 savaitės, ten labai netyčia aš pradėjau į jį išėjau, nebuvo mano tokio plano atskiro, nes išvažiavau, tada mečiau viską, čia buvo prieš porą metų, mečiau darbus, projektus, viską, ką turėjau, mečiau ir išvažiavau tada šabatą profesionalų atlikinėt. O kas yra šabatas? Profesionalų šabatas yra procesas, kurio metu žmonės, kurie jau yra kurį laiką rinkoje, duoda savo sąmoningo laiko nieko neveikti. Nes kaip mes dažnai gyvenime darome, ne, mes kažkokį pabaigėme etapą, kaip tu, pavyzdžiui, dabar, ne, agentūrai, pabaigėme etapą ir mes tada šokam į kitos darbus, projektus. Mes kartais sau leidžiam šiek tiek pailsėti, bet mūsų iškart smegenys, mums yra stresas, kad nieko nedarom, nes ypač aplink mus, kaip visur yra spaudimas, visi kažką veikia, per galvą verčias, mums baisu pasidaro. Tai ką aš padariau, aš sąmoningai žinau, kad aš noriu nieko neveikti kurį laiką, tai reikia bent jau mažiausiai 2 mėnesių. Nes vien per mėnesį tu turi paleidti tiesiog dalykus, atsijungi, e-mailus pradedi netrašinėti, tai vėlgi šiek tiek atsitraukia ir mums tam perėjimui užtrunka laiko. Vien su atostogom mes žinom, kiek mums laiko užtrunka persijungti, kad pirmas 3 dienas tu dar stresuoji, mintis kažkur darbė, tada jau biškai atsipalaiduoji. Tai po mėnesio vėl tas persijungimas kitoks įvyksta, tai dėl to reikia bent 2 mėnesių, idealiausia, jeigu metai tai yra kokie. Tai mano profesionalų šabatas truko 4 mėnesius, nuo sausio iki balandžio pabaigos. Ir ką aš tuo metu dariau, tai aš variau pradžiai one way ticketą į Malagą nusipirkau, tai po Ispaniją ten bimbinėjau, tada paskambino draugas, sako, atvarau į Ispaniją, varysiu Camino, gal nori ir tu, aš Malagoj kaip tik vienam hostelį savo batus buvau palikęs, sakau, jeigu paimsi haikinimo batus, tai gerai, tai sako, gerai, susitinkam po 3 valandų Sevilijoje. Tai kažką BlaBlaCarą greit susiradau, pasėmiau tenai kuprinį, išvariau į Seviliją. Ir išėjom į Camino, toksai, pas mane, aš buvau toks piligrimas pasiruošęs, kupriniai vietoje miegmaišio, pas mane kompas buvo, žinai, tokia, tai aišku, Decatlonas viską išgelbėjo, susipirkau ir išėjom tą Camino ir apie 2 savaitės ėjom, po to mano tiesiog, tai ten vienas ilgiausių Camino ir buvo sausio mėnuo, tai ne sezonas, ir buvo labai įdomus etapas, reikėjo jo, nes tame Camino de Santiago kelyje vėl tu turi labai išmokti pasitikėti keliu. Yra ten gražus pasakymas, sako, ten, kad kelias pasirūpins. Ir aš sąmoningai jau be jokių ausinių, be muzikos ten klausimo ar kažkokių išorinių, kad susidurtų su savimi. Ir tas susidūrimas su savimi jis įvyksta. Ir stipriai, nes tu eini kiekvieną dieną po 30-40 km. Eini peškom. Tu nežinai, kur eiti. Minimaliai naudos navigaciją, bet tu turi pasitikėti, kad piligrimai prieš tave bus palikę tą rodiklytę, kuri nurodys, kur tau reikia eiti ir tu rasi. Tada tu ateini į miestus ir kadangi tai nėra sezonas, tai nežinai, albergės tos veikia ar neveikia, tu turi irgi pasitikėti, kad rasi, kur pernakvoti, nes dalis jų tu ateini, jau čia palisės ir žiūri, neveikia. Tai sako, gerai, eina kažko kito ieškoti.
Tada tose albergėse, kurios jau veikia, yra kadangi žiema, tai naktį tu miegi prie 0 laipsnių temperatūros, tenai savo tą miegmaišį, nėra šilto vandens ir tu toks susisukęs savo ten termo rūbose, žinai, drebi, išeini dieną irgi šalta, po to prasijūni, dėl to greičiau eiti. Kas būdavo, mes ryte pasidarydavom tenai kokį kokteilį, žinai, stipresnį, tam, kad biškai būtų kuro ir tada gazuojam. Ir tada dienos metu tu irgi eini ir kadangi tu tiesiog eini ir tu neturi išorinių kažkokių dalykų, tu labai pradedi eina mintis, kurios šiaip mums eina, bet mes neturime laiko ir vietos joms išgirsti. Pas mus kiekvieną ateina tam tikros idėjos, norai, mintis, bet mes apie tai galvojam, kad pagalvojam, bet iš tikrųjų tai yra nuolatinis toksai bardakėlis. Sukasi tas ratas, ir tu niekada. Ir dėl to labai įdomus rašymas dalykas yra, kaip jisai veikia, mes užsirašome tas mintis ir mes suprantam, kad čia vos keli dalykai pas mus galvoj sukas. Ir labai gerai peržiūrėti vis, apie ką tu rašėjai anksčiau, žiūrėti, ar tu neįstrigęs esi tam tikrose lūpose pasikartojančiose. Tai tenai irgi buvo tas pats, kad tu turi išgalvoti tas mintis ir aišku, tos mintis yra visokios. Tai ateina, išlenda tavo vidiniai velniai, nuoskaudos, kažkokie skausmai, liūdesys ir tu su tuo leidi savo susidurti. Mes dažnai nuo to bėgam, ne? Mes einame pas psichologus ir tas yra labai gerai, kad mes einam, nes apie tai kalbam, bet mes dažnai vėlgi, jeigu kažkas vyksta, tai aš apsikraunu tiesiog daugiau darbų ir kažką dar pagalvoju. Ir tada jau galvoju, kad praeina ir po to, kai jau pradėjai pas psichologą, supranti, kad čia tiesiog buvo apdėta kažko paslėpta. Tai tenai tu labai turi daug to susidūrimo su visom šitom emocijom. Ir kas įdomus dalykas iš šito daro, kad būtent mes visi žmonės labai ieškom daug patogumo. Mes visą savo statom karjeras tam, kad turėtume užtikrintus pinigus. Bet imam paskolas būtui tam, kad turėtume savo namus užtikrintus. Ir bandom įsipatoginti kuo labiau. Ir tada iš to patogumų išeiti mums yra labai baisu, nes čia yra mano saugia erdvė. Bet kaip ir tu dabar turbūt labai gerai žinai, tikrai yra baisu išeiti iš to, kas yra užtikrinta. Bet kas yra nuostabu, kad gražiausi dalykai pradeda vykti tada, kai mes turime drąsos eiti ten, kur yra nepažinta. Ir ten ir vyksta gyvenimas. Ten tada yra apdovanojimai didžiuliai ir ten labai įdomu, kas daros. Ir kas dar yra įdomu, kad patogumas nėra būtina sąlyga laimiai. Tai šitoj vietoj, jeigu savo pasižiūrėtume patirtis, kada mums buvo vienas džiaugsmingiausių akimirkų. Praeitam podcast'e, kai kalbėjau, mano viena fainiausių kelionių iki pačiol buvo tada, kai aš buvau 18, išvariau tranzuoti po Europą, turėjau 100 eurų mėnesį, miegojau gatvėje ir ten visokių buvo pavojai, nieko nežinodavau ir tai buvo nuotykis tikras patirtis. Da išeini kamino, ten irgi yra nepatogumas didžiulis, tau skauda visą kūną. Man dar aš turiu, dabar irgi 3 kartą čiurnos raiščius pasiplėšiau vasaros pabaigoje, tai mano yra silpna vieta. Tai eini tada dar mano ir kojo, ištinus baisiausiai, aš ten galvoju, nenukrisi tenai. Eidamas tada tu turi visišką nežinomybę, nežinosi, rasi, kur miegoti nemiegosi, jeigu miegi, tai miegi tam šalti, kur čia pavalgy. Daug tokio neužtikrintumo, bet iš viso to, kas yra ir tada psichologiniai dalykai, kurie visi tenai sukerta. Ir kas yra įdomu, kad visame tame, kai tu susiduri su tuo, leidi savo priimti, tada aplanko tave milžiniškas džiaugsmas. Tu nežinai, iš kur jisai išlenda, bet dažniausiai būdavo rytinis toksai grūsas, o po pietų būdavo tiek atrodo tavy laimės, bet tą laimę formą pakeitus. Na, šiek tiek suliūdėsi tokia kitokia. Bet tiek jos daug tiesiog pas tave viduj, kad tu nežinai, kur ją dėti ir ką aš tada pradėjau daryti, irgi pradėjau tada tokias vos ne intencijas galvoti, ten piligrimas dažniausiai yra su tam tikra intencija, tai yra, aš turėjau ten savo tam tikras intencijas, su kuriuom ėjau, bet tai mačiau, kad nebetelpa mani tą laimę, ką aš pradėjau galvoti, pradėjau siųsti draugam apie kažkokį, galvoju tiesiog draugą ir bandau jam energiją siųsti. Jo, ir tada galiausiai vėlgi ir ten siųsdavau, ten ir mintimis tenai ir panašiai, ir tada ir video tenai įrašydavau ir ten pasirodo, kad ten įrašai kokių 5 minučių, taip, nuo širdies. Ir ten kaip tik pasirodo žmogui tuo metu kažko tokio reikėjo. Tai čia ir įdomiai veikia gyvenimas. Mus tiesiog per aplinkybės, bet mus ir per kitus žmonės, bet lygiai taip pat ir mes. Į kitus žmonės projektuom kartais to net nesuvokdami. O kaip, tai gerai, va, tau pradėjus ten eiti, reikia su savim daugiau būt. Man, pavyzdžiui, yra irgi bus tokia gal, baimėtas nemalonus jausmas, kai pradeda tie vidiniai demonai lyst. Ir nežinau, ten pirmas porą dienų, tarkim, tokios kelionės, aš gal tokio ilgo neturėjau, aš ten su baidarėm plaukdavau iš Vilniaus į Nidą 2 kartus, kai plaukau, tai vieną kartą, kai 2 plaukam, tai vis tiek, tu jau pavargsti kalbėti su to pačiu žmogum, tipo visą laiką, tai jau tada jo ir tavo vidiniai demonai kažkiek lenda,
Tai atsimenu, kad pirmas, kokias 2-3 valandas, tai aš taip dėdavau iš šono, galvodavau, kažką reikia susimastyti, ką mąstyti, kas tiesiog, žinai, ne apie mane galbūt yra apie pasaulį ar kažką kito, kad nukryp mintis. Tai kaip tu su tuo tvarkeisi ir kaip priemi galų gale, nes tas priemimas, apie ką tu kalbėjai, žinai, tas jausmas, jis žiauriai geras yra, kai tu priemi, bent jau man taip atrodo, kai tu priemi save, kad, okei, aš nesu tobulas, ten, žinai, yra tam tikrų kliurkų dalykų apie mane, kas man nepatinka. Ir kai tu priemi save, kad tu toks esi, toks labai išlaisvinantis jausmas, toks, nežinau, atrodo, apkabina kažkas tai taip švelniai ir maloniai. Tai kaip tu su tuo tvarkeisi? Tai vėl atėjo ten pas mane, gal buvo labai dvi įdomios emocijos, kurias iš to pasiėmiau. Tai vienas buvo tas skaudulys ir skaudulio priėmimas, nes iki tol vėl mano gyvenimas man labai šypsojasi daug ir aš tikrai esu jam labai dėkingas ir žmonės, kurie buvo aplink mane ir situacijos ir patirtis ir visą tai atrodo, tikrai esu labai išlepintas gyvenimo nuotykiais. Ir labai dėkingas esu dėl to. Bet vėl, kiekvienas mes turime ir skaudulių, kurie ateina tam tikrais etapais ir irgi tame etape pas mane jų buvo nemažai ir sunku juos priimti ir jie užtrunka laiko ir tai tame etape irgi tai nereiškia, kad aš jau juos priėmiau ir kad perėjau, bet vien tai davė to susitaikymo ir kitas dalykas tokio pasitikėjimo. Tai kiekvienas tas ženkliukas, kuris būdavo pažymėtas, kur eiti toliau, tai, kad tu ateini į miestą ir kad tu žinai, kad kažkur nakvosi, neliksi alkanas, buvo irgi vienas iš tų pavyzdžių gražių, kai ėjom, ir jau taip valgyt noris, karštą, tenai jau kaip diena užkaista, svilina ir taip kažko norėtus ir žiūriu, apelsinmedžių yra tokia plantacija, bet galvoju, bus tie apelsinmedžiai, kaip Granadoje, kaip Malagoje, kur ten tiesiog jie žiauriai rūgštus ir neskanus. Bet galvoju, reikia nusiskinti vieną. Nusiskinau ir jis buvo toks, kad nuskaniausias apelsinas, kokią suvalgęs, aš prisidėjau pilną kuprinę ten tų apelsinų, eini, ten tu jos valgai ir gražus tas dalykas, kad kelias pasirūpins ir kai tas tau skamba, kaip tas suskamba, tai kad mums reikia tiesiog pasitikėti gyvenimu, kad jisai rūpinsis. Ir tada, kad ir yra tie skauduliai, kad yra nemalonumai, yra iššūkiai, gyvenimas pasirūpins. Nes jie neveltui ateina, kur mūsų didžiausias augimo būna bangos asmeniškai, kaip asmenybių, profesiškai, kai mes turime iššūkį. Vėl dėl to pačio nepatogumo dalyko. Nes mes tada, mūsų įsijungia veikimas ir tas išlikimų instinktas ir mes kažką darome, bet tuo pačiu ir priimti, kad kartais galima tau pabūti ir nelaimingam. Kad kartais gali ir skaudėti, čia yra gyvenimo vyksmas ir tu nežinai dėl ko, tu galvoji, kad čia nesąžininga. Bet man atrodo, kad žinai, jeigu tu nepatirsi to skausmo liūdesio, tai nevertins ir tų labai aukštų dienų ir to viso gėrio. Ir šiaip, tas skausmas irgi, man atrodo, tam tikra emocija, kuria ir grūdina tave ir šiaip graži emocija, vis tiek visi, man atrodo, jausmai yra ne šiaip su šitam pasauliu, žinai, ir ne šiaip su mes blogai jaučiamės. Labai įdomus dalykas, kad tada pats laimės suvokimas šiek tiek pasikeitė, nes tas džiaugsmas, kuris anksčiau atsimeni, kai būdavo ten kokie paauglystėje, kai įsimyli visur drugeliai tenai ir tu, wow, su žmogum 2 valandas pakalbė ir jau amazing. Tai kur jis būna toks sproginėjantis, tai tada vėl jis įgauna šiek tiek kitokį pavydalą, šiek tiek gal per liūdėsi, bet tai nėra blogas dalykas, nes jisai toks brandesnis tampa. Man labai patiko irgi išsireiškimas, neatsimenu kieno dabar, kad jis sakė, kad va tada džiaugsmas tampa kaip tokia, kaip muzika klasikinė, kuri dažnai yra, tokia, jinai pakankamai liūdna tokia, bet jinai žiauri graži. Ir taip liečia, tai panašiai irgi šitie dalykai, aišku, būna ir sparking ten tų džiaugsmų ir kitokių, bet bendrai šitas jausmas kiek pasikeičia ir labai įdomi studija buvo padaryta, kad kas yra laimingiausia, kokiame amžiuje žmonės yra laimingiausi, tai kai jie yra vyresni. Tai senesni žmonės, būtų labai įdomu rasti tą konkretų study, bet iš tikrųjų taip yra, kad žmonės, kurie yra vyresni, 60 plus, jie yra laimingesni, nes mes, kol esame jauni, mes norim viską pasiekti, mes norim viską padaryti. Ir mes tada ateina vėl, kad kitas etapas, kur mes grūzinamas, yra atsakomybės, o tuo metu tu turi jau ir praradimų per gyvenimą, tu turi ir nusivylimų, tu turi ir džiaugsmų, esi matęs ir tu labai pradedi vertinti tuos momentus. Ir ką mes matom, ko žmonės vyresni labiausiai nori leisti tą laiką su šeima. Nebūti su žmonėmis. Ir mes tada tie jaunesni taip to nevertina. Ir aš, pavyzdžiui, dabar taip džiaugiuosi, kad mes kažkaip su šeima, mes visada gerai sutardavom, bet taip naujai pradėjau vertinti dabar tą laiką. Ir dabar irgi stengiuosi, kadangi važinėjau po tą Lietuvą, tai yra daugiau ir šansų ir grįžti. Ir tada, kai grįžti, yra taip smagu, nes ir santykis tas pasikeitęs jau.
Ir tada bendrai kartu dalykus norisi daryti ir lėkti, ir planuoti, arba ten galiausiai ir pabūti tiesiog namuose, nes ten nuvažiuoji ir viskas ramiau. Ten vyksta dalykai, tu ten pažįsti, ten tave myli. Ten tada jūs savo keistumus turi, tai mūsų šeimoje yra keistumai, ten dainavimas koksai, tai vakar irgi aš ten sėdėjau, tikrai daug darbo turėjau ir mano mama dabar labai daug dirba ir tėtis ten su reikalais laksto, bet vakar grįžom, buvo mano vienas, tai brolis vienas susirgo, tai irgi grįžęs buvo nuėjo miegotės, kitas brolis buvo mama ir tėtis. Ten kažką pabaigiau darbus, tada grebiau gitarą, kažką pradėjau dainuoti, iškart tėtis įsijungė dainuoti, mama įsijungė, brolis juokis irgi kažką, tada pasiėmė harmoniką, žodžiu, toks vyksta žaidimas ir kitiems būtų labai keista, gal, bet tai yra mūsų dalykai, kuriuos mes priemam vieni apie kitus ir dabar labai džiaugiuosi irgi, tėvai mano labai, pavyzdžiui, skirtingi yra, labai skirtingi ir dabar pradėjo, jie jau seniau tada veda, bet jie veda kursą dabar apie tai, kaip būdami skirtingi, išmoksta būti kartu, nes kartais per nepatogumą, vėl apie kurį mes kalbame įvairiose formose, perėjus, tu susigyveni ir labai daug džiaugsmų už to ateina. Jeigu leidžiam priimti, tai lengva yra pamesti, lengva kažkur nueiti, bet jeigu duosim pakankamai laiko, viskas įsisprendžia ir čia vėl tas prasideda tada mano mėgstamas salos efektas. Aš čia tiesiog pats pašnekėsiu šitą podcastą. Labai gerai. Nereikia tų klausimų. Tai salos efektas irgi, kai keliaujant, kas pasimato, kad salose, kai būni, tai ypač per COVID, kai keliavau, kas būdavo, kad ten taip gaudos, kad lietuviai mūsų šaikos susijungdavo ir ten yra limituotas tas skaičius žmonių, su kiek tu susitinki. Jeigu Lietuvoje dabar mes galim, yra daugybė ten tų žmonių, ten draugų, su kuo nori, su to maždaug bendrauji, tai ten tu esi limituotas skaičių turi ir kartais jie nėra labai tau ar patys fainiausi ar panašiausi, bet kas atsitinka kaip salos efektas, kadangi tu ten esi priverstas leisti tiesiog laiko daugiau su jais, tu subondini ir per tos skirtumus ateina to gražių dalykų. Ir čia yra fainas, tai apie ką mes bekalbėtume, tas laikas kartu yra toks esminis raktas ir ypač, kai mes nepradedam galvoti apie alternatyvas, kad čia yra ir kažko kito. Kai tas, kas yra, tuo ir mėgaujas iš esmės. Ir tą lengva pasakyti, tas visur yra padaryta, bet kai tu išgyveni tą tokių jausmų ir kad ne kažkur būti, ne kažką veikti, ne daugiau padaryti, bet būti šiek tiek daugiau, tada įdomus dalykai vyksta. Okay. Tai gerai, tęsim šabato tavo temą. Tai gerai, tai dabar prakeliavai Santiago de Compostela, Camino de Santiago, atradai šitą buvimą su savim ir visus tos... Dar vyksme, tai nebuvo, tai not the goal, the process. Taip, teisingai. O po to išvarėjai į Tailandą, ne? Tada dar į Portugaliją nulėkiau, nes aš subirėjau, nepabaigiau aš to kelio, ten net Via de la Plata, vienas iš Camino de Santiago kelių, tai aš apie, 2 savaitės nuėjau apie 300 km. Ir tada visiškai pavedė mano jau kairė koja, ten ta jau toksai, tai buvo sudėtinga, tai tada irgi ten toks juokinga visa istorija, kaip aš ten pratranzavau atgal iki miesto, nes buvau tiesiog vidury niekur, kaip aš ten laukiau, bandžiau gaudyti autobusus ir taip toliau ir nežinau, kur nuvažiuosiu ir tada žiūriu irgi, kad esu tokia, kaip tik atsidūriau miestelė, kuris yra pusiaukalėje, ir aš galėjau arba važiuoti ten į Ispaniją, ten toliau keliauti ir kažkur skristi, arba tada galėjau šauti tiesiai į Portugaliją, tai nuvažiavau į Portugaliją, ten surferių miestelė tokiam pabuvau. Ir po to tada atsirado tada jau Tailandas. Okay. Tai kaip Tailando experiences? Ir šitoje vietoje ir prasidėjo, man atrodo, tikrasis šabatas, nes čia dar buvo toksai pereinamasis laikotarpis. Tai buvo įdomu, nes kaip tik tuo metu aš gavau gal, pasipostinau LinkedIn'e, kad išeinu iš to darbo, kur buvau ir sakau, jeigu ką, raštelkit pasikalbėti galėsim. Ir aš gavau gal 20 darbo pasiūlymų, iš ten labai įdomių įmonių ir ten man tikrai šustri vadovai skambina ir aš tuo metu ten einu su savo kuprinėlę, suprakaitavęs visos tenai, žinai, ten sustoju kažkur ten tarp kalnų, gražiai pakalbė ir sakau, žinokit, davai, pasiskambinam ten po kelių savaičių ar panašiai, tada galėsim pakalbėti. Tai jo, ir ten, sakyčiau, šitoje vietoje buvo tas pereinamasis tas mėnuo ir tikrasis šabatas prasidėjo, kai išlėkiau į tą Tailandą. Nes kas atsitiko ir kodėl profesionalų šabatas yra toks nuostabus dalykas, kad tuo metu irgi pradėjo kirst dalykai, kad tau reikia čia kažką daryti. Nes tuo metu irgi nemažai buvo Kopanganė tų kitų lietuvių pažįstamų ir visi ten sėdi, kažką dirba, kažką gamina, o tu toksai... Aš atsitraukau nuo visų savo projektų ir nieko neturiu daryti. Ir pradžioje tau, aišku, yra FOMO, kaip aš čia, bet tada sakau, okei, aš čia sąmoningai šitai einu ir noriu. Ir tada leidau savo nieko neveikti. Nepradėti, nes dažnai net ir maži dalykai. Tai gal man reikia čia, žinai, pradėti knygą rašyti. Bet leidau sąmoningai, kad kūnas padiktuotų. Tai gali būti ir knyga, bet kad tiesiog leisti ir nieko neveikti. Ir tai buvo toks fainas laikas, nes tiesiog
atsikeli ryte, kada nori, varai papusryčiaut, kažką pačiliai pirmam dienos paguliukui. Vėl išeini, paguli prie jūros, pasidegini, paskaitai knygą, kažkur suvalgai skaniai, ne antram dienos paguliukui. Vakarė susitinki su draugais, ten kažkokia, kad nueini kažkur ir tokiam leidai savo nieko nebūti ir tuo metu daug kas nesuprato. Sako, ką visi čia, ypač Lietuvoje žmonės susirašinėjom, sako, ką tu čia gamini, nu, gyvenimas tik visą reikia kažką daryti, o tu toks tame ir tada iš to nerimo visas tas perėjo į tokį, kad čia viskas labai gerai su to. Viskas labai gerai, nes aš iš tikrųjų ilsiuosi. Mes visi žinom tą jausmą, kai po atostogų grįžtam, reikia kitų atostogų, nes mes lakstum, nes ir čia turim viską apžiūrėti. Taip. Ką mes į Instagramą papostinsim, nes turim apibėgti dalykus. O ten tu nieko neturi daryti. Ir tu nesifainini dėl to. Ir čia buvo toks išlaisvantis jausmas ir toks poilsis, kai tu net jauti fiziškai, kaip tas kūnas atsipalaiduoja ir pradžioje kerta tas nuovargis ir tu miegi vėlė kiek. O po to labai įdomus prasideda toks atgimimas. Nes tau pradeda grįžti tos jėgos ir ateina noras jau kažką gal daryti, bet tu vis dar jį šiek tiek pasitraukia. Ir žiūri, o ką padiktuos iš vidinio, ne iš profesinio dalyko. Ir kas man tai buvo, kad aš irgi nuvažiavau į tokį tenai restoraną, kur buvo open mic'as. Ir tam open mic'e irgi tenai su naujais tais pažįstamais draugeliais susakėm valgyti ir žiūrim ten pustuštą talentą, sako, Antanai, davai, tu užsirašyk ten ant bairių, aš galvoju, reikia nepatogumų eiti, kaip aš ten tuo metu užsireiškiau, it's a nice day to make a fool of yourself, žinai, kodėl ne. Ir užsirašiau, aš tiesiog tą savo vardą ir ten pradėjau žmonės prieš mane dainuoti ir žiūrėjau, bilio, kokiais balsais, ten bilio, aš biški moku grot, ten biški dainuot galiu, bet nieko tenai labai nėra ypatingo, bet galvoju, nu ir gerai, nu ir padarome, aš tą atsistojau ir pradėjau ten ką grot. Šitie polarizuoti stiklus. Aha. Ir aš taip įsijungiau visą energiją, ten gitara, kurią man davė pusiau įsiderinus, bet aš ten dainau ir hebra irgi tada irgi užsivedė, nes nuo energijos. Ir tas tapo taip smagu ir galvoju, va visai niekur. Tada atėjo po manęs vienas vaikinukas, kuris irgi tiesiog sudainavo be muzikos, be nieko savo ketureilį ir sako, ką aš darau kiekvieną rytą, aš atsikeliu ir pradedu nuo to, kad tiesiog parašau ketureilį. Ir sakau, tai neturi skambėti, tai neturi kažkas būti, bet tiesiog parašau ir galvoju, wow, kaip amazing. Ką aš padariau ir tada aš galvoju, aš dabar turiu tiek laiko ir aš groju nuo vaikystės. Aš smuiku grojau, tenai harmoniką, šiek tiek gitarą išmokau, bet aš nebuvau nei vienos dainos sukūręs, ten antroji klasė kažkokį ten eilėraštį iliustravau ir tada galvoju, o kodėl ne? Kitą dieną susiradau gitarą, nuvariau, nusipirkau gitarą, ten už 5 eurų kažkokį, nuvariau iš karto paplūdimį, po palmę atsisėdau su kokosu ir pirmas 2 dainas sukūriau. Oho. O tu jas paleidai kur nors ar ne? Nu, Instagram'e mano tenai prie muzikuojam storio galima pažiūrėti, ten buvau įsimetęs, bet buvau po to įrašinėjau studijai, bet tenai dar sakiau, reikia palankyti pas vokalistą biškį laiko. Bet kas prasidėjo tada, toks įdomus etapas buvo, nes ką aš pradėjau daryti, tada mano ta dienotvarkė pradėjo šalia manęs gitarą miegoti visada lovai ir tada aš irgi atsikeliu naktį, kažkas ten ateina, pradedu groti tenai, žinai, ryte atsikeli tarp savo tų poguliukų kažką ten ir pradėjau kiekvieną savaitę po kelias dainas sukurti ir tada to open mic'ą varyti ir dainuoti. Ir kadangi buvo tų lietuvių, iškart toks tapo gaderinimas, kad ketvirtadieniais vakare lietuviai žinodavo, kad mes susitinkam tenai, tai ten ir Titas buvo, ten ir kiti. Susitikdavom ir tenai aš ateidavau, mes po 3 dainas ten galėdavom duoti ir mano visos dainos beveik buvo lietuviškai. Aha. Ir aš sakau, ten sorry, sakau, aš čia dainuoju lietuviam ir mes lietuviai ten tusinam prie stalo, kita tada aišku išsiveda irgi palaiko, tenai liūdnesnės, linksmesnės dainos. Viena ten irgi, ten ir apie tai, kas tau tiesiog ateina, tai būdavo ten su ta pirda motociklu laksai po tą Tailandą, ten be tos maikės, bet aišku, tenai tiesiog vis, ir kas yra toj saloje, kad ten visi apibintuoti važinė, nes ten daug smėlio ir visi slidinė ir nukrenta. Nu tai aš irgi prisijungau ir ten ir gailiai taip nukritau ant tokio vieno posūkio, tenai visas apsibrozinau, yra fotkė tenai mano. Nuvariau į tą ligoninę ir tą pačią dieną ir covidą pasigavau, nes sėdžiu namuose, tenai subintuotas visas, tenai keliose vietose ir temperatūra taško ir galvoju, gal dėl to, kad skiepą man įkalė ir po to pasidariau covido testą ir žiūrėjau, ir covidų sargu, žinai, toksai. Ir ką tada sukūriau dainą apie nukritimą angliškai nuo motociklo. Ir buvo žiauriai jokinga, nes ta daina, kai atėjau dainuoti, visi taip sureleitino ir buvo toks geras vaibas ir visi dainavo ir jinai ten tapo, nu kokiai ten keliom dienom buvo tenai, mini toksai salos, kur aš negu, šiaip turiu įrašą, galiu jai ką po to permesti montažą, jei norėsit.
They kiss their road with their right hand. Learn to fly with motorbike in the island. Take the music out of ears, listen to the island. 'Cause on the turn there will be sand. You kiss the road with your right hand. 'Cause on the road there will be sand. You kiss the road with your right O tai gerai, tai va tiek laiko atsipalaidavai, kaip tada prieėjau atgal prie darbo? Kur yra tas lūžis, taip aš žinai, kur, kada yra, nu, gal tu nežinosi atsakymą, bet kada yra, žinai, pats sakai, kad ateinau kažkokia, bet energija, kad jau kažką čia reikia daryti, bet tu ją sąmoningai dar atstumi, nu, kad pilnai atsigautum. Tai žinai, man irgi dabar, pavyzdžiui, yra tas, nu, kur išėjai iš tokios vietos, kur, nu, pastoviai pušini darai. Ir aš savo, pavyzdžiui, nedaviau dabar jokio laiko dažnai pailsėti, nes, nu, man patinka tai, ką aš dabar darau ir tiesiog noris toliau kabintis ir važiuoti, žinai, bet kitam kartui, žinai, gal kai nustosiu veikti kažką labai didelio, tai, žinai, kaip tu randi tą balansą, kada jau reikia eiti ir daryti, o kada reikia dar, sorry. Tai ten, žinai, buvo kelios aplinkybės. Viena, kad pinigai baigės, labai geras skatinamoji priemonė kažką veikti. O kita buvo, kad jo, irgi ten tame ir būna toks ateina užtikrintumas šiek tiek, ką tu nori daryti. Ir aš žinau jau prieš tai, kad tai čia buvo 21 metai. Ir aš jau prieš tai žinau, kad aš su finansiniam technologijom prieš tai dirbau ir dirbau Montonijos startup'e. Tai buvau pirmas darbuotojas tam startup'e ir mes labai sparčiai augom Estijoje ir kitur. Ir kai tu esi ten pirmas žmogus įmonėje, tu tikrai turi patogią ten vietą ir tu gali keliauti. Aš turėjau tikrai daug tos laisvės. Ir išeiti iš tokios vietos, daug kas nesupranta, sako, kodėl, tu čia tikrai labai patogiai esi. Bet vėl, kartais reikia nebijoti drąsesnių sprendimų priimti, nes kitaip dovanojimai ateina. Ir ką aš tada supratau, aš žinau, kad aš noriu atsidurti dirbtiniam intelektą. Ir kad aš galiu nuo ryto iki vakaro sėdėti tam ir aš prieš tai tą darydavau ir žinau, kad kažkaip noriu tame atsidurti, kaip dar nežinau. Tai toje vietoje ir prasidėjo įdomus dalykas, nes atsisakiau tų 20 darbo pasiūlymų ir pradėjome savo projektą su tokiu investuotoju kartu, kuris irgi dirbtiniu intelektu tikėjo ir vėl, kartais, kai tik nori, reikia pasivoti ir gyvenimas atveda ir sukuria tas situacijas, nes man, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą, aš ten turėjau šiek tiek, aš vėlgi turėjau žinių, aš apie tai kalbėjau, bet apie įrankius praktiškai, bet pats nesu programuotojas, aš nesu mašininio mokymosi specialistas, aš tiesiog esu tas praktikas, kur kaip galima pritaikyti ir mes tada pradėjome vystyti tą savo projektą. Idėjas į priekį buvo labai įdomus, bet kas atsirado vėl didžiulis noras tame būti ir didžiulis laiko ir dėmesio kiekis, kurį aš galiu skirti būtent tai temai, kuriai noriu. Nes kas yra mūsų pats didžiausias resursas, tai yra dėmesys. Ir aišku, jeigu mes darome kažką ir kartais reikia tą daryti dėl tiesiog finansų išlikimo ir taip toliau, mūsų apribojimas lieka dėmesio, kur mes galim skirti kitur. Ir yra JB, gal žinai, 70 Ventures jisai buvo įkūrėjas ir partneris, tai kur pardavimų visą metodiką į Lietuvą atnešė ir startuolius, jisai labai kažkada, kai jiems ten pitchino vieną iš idėjų, labai gerai išsireiškė ir pasakė, kad there is no part-time founder. Ir jeigu tu nori iš tikrųjų rezultatą, tau reikia commitinti ir tas visada yra rizikinga. Tai šitoj vietoje ir nusprendžiau, kad aš noriu pilnai tą dėmesį ten skirti ir pradėjo vystytis ir vykti dalykai. O tada jau, žinai, jau ir gyvenimas sutiko ir susprogo 22 metai, šitai sakant, jau keli metai po to 23 metais visa ta banga dirbtinio intelekto atsirado, prasidėjo visiems, kad įdomu būtų ir tada jau mes turime istoriją, kuri ateina iki šiandienos. Okay. Aš dabar norėjau pereiti, galvau prie dirbtinio intelekto, bet jau tu čia kaip ir pats sakei, žinai, kiekvieną dieną apie tai kalbė. Tai aš biškį kitaip padariau. Aš paklausiau ChatGPT. Ko tavęs paklausti? Tai dabar biškį serija lengvesnių gal klausimų. Jeigu būtum gyvūnas. Koks būtum gyvūnas? Kokios spalvos būtum? Ne, šiaip visai yra pora tokių įdomių. Aišku, paklausiu ir kokia gyvenimo prasmė, bet šitą gal neįsim. Jeigu galėtum turėti vakarienę su bet kokiais 3 žmonėm gyvais mirusiais, su kuo varytum vakarienės? Čia nepasiruošęs buvau tokiam klausimui.
Manau, kokiu Aristoteliu labai norėtų kažką. Okay. Dabar kai tik skaitau knygą Little History, kur labai gražiai, labai faina knyga, ten toks austras ją parašė, irgi įdomi istorija, kaip jis tą parašė knygą. Gal jos nepasako, kas norės pasidomėti, bet apie ką kalba, labai paprastai tai pristato žmonijos istoriją tokiame kontekste, kur tu nepasimeti. Man, pavyzdžiui, istorija žiauriai patikdavo, bet ten visas tas datas kalti ir kur čia kas vyko konkrečiai istoriniam laikotarpiu sunku suvaldyti, nes daug veiksmų tiesiog. O ten tu matai, kas kuriuo laikotarpiu, kas su kuo susiję, kas nesusiję. Tai ten ir vėlgi mūsų iš tos antikos mes gavom tikrai labai daug ir ypač tų minčių, nes jie turėdavo erdvės ir laiko galvoti. Taip. Jie sėdėdavo ir mąstydavo. O ką mes dabar, žinai, mes atsisėdame ir kaip tik mokomės nemąstyti. Ant to kelmo atsisėdę ir medituojam. O pamąstyti, tai jau reikia irgi pastangų kitų. Tai su Aristoteliu sodinčiaus šalia, tuomet Paulo viską paaiškinta Aristotelį ir kitiem, kaip ten ką gyvenime daryti. Tuomet, čia šitas bus kontroversiškas, Lietuvoje kažkodėl labai nemėgsta ten kokio Jordan Peterson ar panašiai. Ir dabar aišku, kai su Orlausku fotkę dar įsikėlė, tai čia aš net nebijoju kodėl, bet vienaip ar kitaip, ką mes apie jį begalvotum, ir ten irgi daug yra antrašių, kurios, nežinau kodėl nemėgsta Lietuvos medija, jis aišku yra kontroversiškas ir ten jis visokių turi įdomių idėjų ir aš ten man jo knyga, pavyzdžiui, nebuvo, net nelabai ir patiko, bet kad kaip jisai galvoja ir dėlioja mintis ir argumentuoja ir, pavyzdžiui, aš dabar irgi turėjau galimybę su juo ten pasišnekėti 20 sekundžių, tai jaučias, kad kita galia nuo žmogaus tiesiog ir ten vos neužuosti intelektą gali. Nes kur jisai nukreipiamas vėl, mes turėjau vieną ten pažįstamą, kuris parašė, ką tu čia jisai iš viso tenai, čia Rusijos fanas ar kažką, kas yra visiškai inaccurate. Ir kuris tenai, žinai, sako, čia, sakau, negi nesusitiktume, turėtum galimybę. Jeigu ir susitikčiau, tik pasakyti, koks jis neteisus ir parodo tiesiog, kiek žmogus tada, kaip mes savo ego turim. Tai vėl, kuriuos mes suprantam dalykus, kas mes esam tokie, kad kitus ten bandytume paaiškinti. Tai vienai per kitaip, per pritarėm ir nepritarėm, jeigu jį pamatyti diskutuojant su Aristoteliu, aš labai norėčiau, nes tai būtų IQ kažkas tokio. Ir aš net nenorėčiau šnekėti tame vakare, aš tiesiog norėčiau jį stebėti. Klausytis. Ir trečias, kas galėtų būti trečias? Jėzus. The Office, jeigu būtų, tai kaip Michael. Su kuo save sulyginčiau? Tai of course, tai irgi jisai pašnekėti žmogus mokėdavo. Sunku pasakyti, labai yra daug tų įspūdingų asmenybių, kurie turi savo istoriją, atsineždami istoriją į veiksmą, tai ir tų asmenybių tikrai būtų labai daug. Nuo Obamos kokio, kur vėl jis yra. Čia būtų 3 geriausi turbūt kalbėtojai ir labai skirtingi kalbėtojai. Tai Obama yra the coolest president, žinai, nepasilyginsi. Ar vėl įvairiausių tų yra rašytojų, mokslininkų, tenai, ar laimingi ar nelaimingi, bet tie, kurie žengia į gyvenimą, koks Kolumbas, vaizduoji, varai tyrinėti. Tiesiog per Atlantą tikies, kad rasi naują žemę. It's awesome, žinai. Ir čia nesu kažkokio Google Maps'us pasijungęs skrendyti į Italijos iš infrastruktūruosius kelius, bet tiesiog toks. Tai labai daug mes per istoriją turėjome asmenybių, kas yra žavu, kad mes ChatGPT dabar tą patį arba per Character AI mes galime susipromptinti ir bendrauti su jais. Tai vėlgi tai yra kažkoks duplikatas interpretacija, bet galim šiek tiek duoti savo tos patirties bendraujant su tai žmonėm. Ok, kalbant apie tos istorinius įvykius, ką irgi sakei knygoje, toj, kurioje skaitai, tai vat irgi kitas klausimas buvo, kokį istorinį įvykį iš visų norėtum pamatyti gyvai, va, žinai, ten, nežinau, mūšis ar kas nors. Aš buvau didžiulis fanas Žalgirio mūšio. Tenai aš atsimenu, mokykloje sėdėdavau, ten jį nagrinėdavau, ten tą vieną, kur strategija buvo, kad jie tiesiog pabėgo, apgavo ir su kalėjus aš ten kažką paišydavau. Tai anksčiau būtų šitas buvęs, dabar istorinis įvykis. Bliama, žinok, tu reikėjo iš anksto šitus duos pasiruošti, nes dabar jeigu on the spot, sunku pasakyti, nes vėl daug to veiksmo buvo ir pastebėti, kaip tas vyko, tai vėl dažniausiai
yra vieni renginiai, renginys su kalkime vokiečius, ne, ten, pavyzdžiui, 15 amžiui, su gathering, eventas Facebook'e, Žalgirio mūšio į renginį. Tai buvo vieni įvykiai per istoriją, kurie nebuvo kokie momentaliai, kaip nutiko, tai pavyzdžiui, kaip ten irgi tie patys mūšiai ar perversmai, kurie, bet labai įdomus dalykai buvo, kurie vyko per procesą, mes kartais dažnai jį pametam, kad mes prie ko prisirišam, kad kažkas įvyko, prasidėjo karas, ir tada mums tas atsimena. Ką mes dažnai nevertinam, tai procesas pokyčio, kuris vedė prie to, kur esame dabar, šiai dienai su mūsų požiūriu. Mes, pavyzdžiui, kaip buvo tenai su tam tikrom, ar tai rasėm elgiamas, ar su kitais prieš 100 metų ir kiek mes nuėjome šiandien, ir tai nebuvo per naktį pasikeičiantis dalykas. Buvo tam tikri įvykiai, kurie buvo didesni, ten Mandelos koksai, paleidimas, ten yra kitų. Bet visa tai buvo proceso dalis ir kai pradedi galvoti apie procesą, tu tada gali ir savo gyvenimą kitaip vertinti. Kad kartais nereikia gal tokių bandymų per naktį ten, ar pasikeisti, ar praturtėti, ar užsikačialinti, bet visa tai yra proceso dalis. Kiekvienas pokytis tai yra procesas ir jeigu mes dabar pažiūrėsime į savo savaitės progresą, gal tai netrodys kažkas labai daug. Bet pažiūrėkim 5 metų, kaip mes prieš 5 metus sutikom, kiek tau iš jūs 15 metų buvo, 12. Kai tą podcastą. Ačiū. 12 metų, 2,10 m. Jurgis Terleckas. Bet kai mes pažiūrime į tą perspektyvą 5 metų, mes žiūrime, kiek ir mes pasikeitėme, ir kiek procese, kiek gyvenime dalykų vyko. Ir tas labai žavė, nes mes kai tada žiūrim į kitus 5 metus, gal mums nebereikia projektuoti, ką aš čia labai turiu haslinti ir padaryti, kad pasiekčiau. O jeigu labai labai mažą dalyką daryčiau, bet kiekvieną dieną. Ir kur jis tada nuves? Ir tada būtent, kad jų nesimato rezultato per naktį, kartais taip atrodo. Dabar su ta dirbtinio intelekto mano banga ir sprogimu sako kartais, žmonės čia sako, per naktį. Ne, kiek čia reikėjo 10 metų iki tol aš varydavau visus renginius, startuolius, darydavau iniciatyvas nemokamai. Ten važinėdavau mokykloje, ten kiškių traukiniu. Ir buvo daug tų žmonių susitiktų pokyčių, užmėgstų ryšių, iniciatyvų, kurios man tuo metu visiškai neturėdavo kažkokios, atrodo, naudos, bet galbūt kitiem jie kažką atneždavo. Bet visa tai galiausiai susideda, nes tu turi tą bazę, kuri jau kai tu pasiruošęs gazuot, tai čia panašiai kaip su surfinimu. Tu pradžioj turi išmokti laikytis ant lentos taip toliau, bet tada pramoksti ir tada turi išlaukti geros bangos ir šokti ir tu varai ant jos, bet tu turi, jinai ateina iki tavęs ir yra tam tikras įgūdis, kurį turi išeiti. Tu su maža lenta iš karto nuplaukęs į vandenyną tenai ir pasigaus 3 metrų bangą, kaip sakei, praskalbs gerai tave tiesiog. Ir tu galvos, ne, čia ne man. Ne, tu turi vėlgi žingsnis po žingsnio visą tai. Ir mes truputį turėtume skirti daugiau dėmesio tam procesui, vyksmui kiekvieną dieną, pasitikėjimui juo ir nepersistengimui, bet tuo pačiu turėjimui kantrybės tam ilgalaikiam rezultatui, kuris ateina, jeigu mes esam pasiruošę jį priimti ir jeigu mes kažkokį darom pastangą kiekvieną dieną. Nes mes kiekvieną dieną einam link to su mažais pasirinkimais. Ir tai gali būti tiek profesiniai, kažkokie finansiniai tikslai, bet tiek ir šiaip gyvenimo džiaugsmų. Aš labai mėgstu apie juos pakalbėti. Mes visi galime apie karjerą, apie sėkmės, ten istoriją kažkokią tenai pašnekėti, kaip fainai dabar tenai varom kalbą. Ne, tai čia yra tiesiog tas rezultatas, kuris matosi. Ir daug kas vėl, dažnai gyvenime mes Eimantu tokiu Balčiūnu, kuris gal, žinai, irgi su dirbtiniu intelektu dabar gerai varo, praeitais metais kartu ten parodą darėm dirbtiniu intelektu, dabar tenai figūruojam ir jokingai, kad aš Švenčionėliuose gyvenu, jisai Visagyne. Tai su juo kalbam, kad kartais gyvenime reikia paleisti, neplanuoti ir nebandyti peršokti, bet pasitikėti juo, nes jisai konstruoja dalykus net tau nejaučiant. Ir šitoj vietoj klausimas, kiek tu esi pasiruošę žaisti. Nes gyvenimas yra visiškas žaidimas. Ir jeigu mes sakome, žaidžiam tiesiog užsidarę savo paskolą pasimtam bute, Fabijoniškėse, sėdėdami 7 aukšte, žiūrėdami Netflix'o prenumeratą, gyvenime kažkas nutiks, bet ne taip veiksmas turi vykti. Taip. Bet jeigu tu duosi šiek tiek procesų ir aš būsiu atviras, eisiu ten, kur nepažįstama, bet irgi nerašinsiu dalykų, tai stebuklai pradeda daryti. Neįtikėtina. Tai jo, tai panašiai ir aplinkui mus reikia kartais to duot pasitikėjimo ir susikonstruoja ją. Kažkaip ateisim iki to. Ok, dabar aš tu turiu vieną nuotrauką, kur man reikia konteksto biškai, kad paaiškintum ir papasakotum. Tai šitą legendinę tavo nuotrauką.
Tai visų pirma, ar ten yra tai, ką aš galvoju? Ne, ten yra cigaretė susukta. Ten Okay. yra ne tai, ką tu galvoji, bet... Okay. O koks kontekstas yra iš tos nuotraukos? Tu čia specialiai mymą norėjai padaryti? Yra Algirdas Bakas, čia Švenčionėliuose nuotrauka daryta, buvo renginys, tai ten labai fainai, nes dabar yra tokia, vėl apie Švenčionėlius būtų galima daug pasakoti, bet kas norės gali pasidomėti, yra ta bendruomenė Miško uostas ir aš ten iš Vilniaus prieš metus persikraušiau, būtent dėl to didžiulio veiksmo, ritmo ir vertimosi per galvą, nuvažiavau arčiau gamtos būti ir sakyčiau vienas geriausių sprendimų, nes vėl kas atsitiko su tuo kartu, mes visi ten bijom, kad žmonių nebus kažko. Viskas gerai. Tai kas atsitiko, atsilaisvino dėmesio ir to laiko savo ir pradėjo labai įdomus dalykai vykti. Tai būtent šitą nuotrauką tiesiog ten buvo irgi, tai atsirado viena erdvė Lentpjūvė vadinasi, kur dabar vasarom irgi atvažiuoja įvairiausi bandai ir smagu, nes su traukiniais sulėkė chebros iš Vilniaus, vietiniai susirenka ir būna apie 200 žmonių ir tenai toksai alternatyvi tokia, ten įvairių šalių, tenai ten balkaniečiai praeitais metais buvo, pavyzdžiui, atvarkę, prancūzai, kurie balkanišką muziką grojo ir ten buvo žiauriai fainas ir vakarėlis, bet po to afteris mes prie laužo susirinkom, aš su gitarėlė pradėjau groti, tada jie įsitraukė savo tuos pučiamuosius ir jie pradėjo varyti ir mes ten iki nakties. Taip, tūsinam, buvo taip smagu, kur gyva muzika, jie dainuoja, wow. Tai var tokie dalykai vyksta. Čia buvo tiesiog vienas iš tų renginių, kur tenai sėdau, reikėjo jau vakare biškį pailsėt, kažką ir prigavo Algirdas Bakas, kuris dabar ten irgi gyvena, fotografas tą nuotrauką. Ir sakom, reikia padaryti mimsą, nes labai juokingas ir tas vyras už manęs ir aš ten, matas, ką atrodo, kad rūkau. Taip. Tai ir juokinga, nes šitą irgi rodė ir komunikacijų, kaip reikia komunikuoti. Tai įmetė kaip pavyzdžius, nes čia šitą papostinau nuotrauką, kai dalinausi, kad metus jau Švenčionėliuose gyvenu. Ir tada aš norėjau saugesnę kažkokią nuotrauką, kur ten kaip fainai kažką sako. Ir sako, Guoda, į kurie sako, Antanai, kelk šitą. Sakau, bet kažką baisu, bet tada sakau, bet juk reikia man, apie ką mes ir esam. Tokį, ir tada įkėliau ir tenai irgi ten sprogo. Kaip sprogo, buvo nemažai pasiekimų ir po to irgi Full Digital konferencijoje mačiau vieną pranešėją rodė kaip pavyzdį, kaip reikia komunikuoti. Geras. Okay. Tai einant prie tokių trumpesnių kitų klausimų, tai paklausiu to gero draugo Eriko keletos klausimų. Tai Erikas vieną klausimą labai ramų uždavė, tai yra tiesiog kaip tau pavyksta būti tokiu žmogum, kuris, nepergalvoja, ką darys ir kaip darys ir tiesiog figure out along the way, tai gal, žinai, yra kažkokie patarimai, ką tu žmonėms sakytum ir kaip tau pavyksta tokiu būti. Jo, turbūt ką Erikas turėjo menį, aš net žinau, nes jisai, jam kažkaip šitą savybę visada surezonuoja ir labai fain, nes jis ją manyje ir pastebėjo, žinai, pats kartais nepastebint. Tai, Erikas beje vienas iš tų bičiulių, kurie atėjo per profesionalų šabatą į mano gyvenimą ir apskritai buvo labai daug pokyčio tuo metu, tai atėjo nauja tokia, vadinkim, ir draugų artimiausia kompanija, tai už ką esu labai labai dėkingas ir jie be galo nuostabus. Žinot apie kurios. Tai ir Erikas buvo vienas iš jų. Tai jo, jis ką turėjo omeny, manau, šitoj vietoj, kad aš nebijau sufeilinti. Aš nebijau klysti. Taip atrodo, kad nebijau. Aš vis, aišku, labai bijau, bet nepaisant tos baimės, mes kiekvieną kartą bijome kažką. Mes kiekvieną kartą, pavyzdžiui, kai mokėmės plaukti, mes bijojome įti vandenį. Kai mes ten šokam parašiutu, mes bijome tą daryti. Kai yra galybė dalykų, kur mes bijom kiekvieną dieną, mes kartais bijom ten papostinti kažką Instagramą, kad žmonės pagalvos. Bet kai pradedi, ką aš ir pradžioj šiek tiek kalbėjau, pradedi eiti tą baimę, ir tu matai, kaip tada gyvenimas tave apdovanoja. Nes dažniausiai ta blogiausias scenarius yra tik tai mūsų galvoje. Ir nieko blogiausia negali nutikti. Bet tik tai būtent tose nepatogiose situacijose tu turi galimybę tuos turėti extraordinary, tokius įspūdingus ir tikslus, ir rezultatus. Ir apskritai, net ne apie juos kalbant, gyvenimą. Nuotykius. Ir šitoj vietoj aš džiaugiuosi, nes nežinau, iš kur šitas savybė žmonių aplink mane turbūt, kurie buvo, bet mes dažnai susireikšminam, kažkokią biškį reputaciją pasivildinam ir jau tada prisirišam. Čia jau svarbus, jau čia kažką ir tada ten vaikštam su savo ten Vilniaus gatvėm, kad tik tai kažkaip kitaip nepasirodome, labai unikalus bandom būti, bet to pačiu labai gerai mano draugė viena išsireiškė, sako, iš to bandymo būti unikaliais mes visi tokie vienodi pavirtom ir pasidarėm. Ir šitoje vietoje, kai tu nebijai kažkok ir pasakyti nesąmonių, nebijai ir
būti savim ir suklysti, nes kartais tai, ką pasakau, gali labai tenai kažkaip pakenkti arba ką padarai. Sakau, dabar buvo social media managers day, kur atėjau ant scenos ir galvoju, atsibodo tą patį, žinai, vėl pasakoti ten pastoviai, tiesiog fainai, kur pasiplom, reikia kažkokių nesąmonių. Atėjau gitarą, pradėjau tą pačią grot. Ten kitur kažką, jeigu mes feilinam, tuo pačiu ir nepriemam per daug rimtai savęs, tai tada ir gyvenimas toks, ką ir kalbėjau prieš tai, pavirsta žaidimu. Ir kai gyvenime mes žaidžiam, tada jis mums ir įdomus, nes mes labai daug turim tų mimsų, o ne vėl pirmadienis ten ir panašiai. Ir mes tokie mėgstam gruzintis. Buvau ten susitikęs su keliais žmonėm, kur ten seniai buvau nematęs 10 metų ir jie tiesiog ateina ir visą laiką burba. Kažkas negerai. Kaip blogai ir atrodė, kas patiko, kelionė patiko. Fainai, kas gerai patiko. Ir vėl burbė ten pradeda, ten tas patiko ir tada kas nepatiko. Ir aš galvoju, oh my god, viskas varkoju, kartais mes pasipiktinam, aš irgi labai mėgstu pasipiktinti, bet, bendrai paėmus, čia juk žaidžia, mes, čia yra kažkokia fikcija, tai yra matrica, mes gyvenam. Ir kokios tu matricos, kokią tu pats ją pradėsi kodinti per savo kiekvieną dieną, tu tokią tą matricą ir turėsi, žinai, tu gali turėti ją užsigruzinusią ir kur visi kalti ir čia, kad gyvenimas blogas, arba tu ją gali pasidaryti savo, kad tai yra žaidimas, kuris yra su tais downfalls visokiais ir su skausmais ir su visu kitu. Bet, žaidimas neturi visada gerai baigtis. Bet procesas jo, kaip kasdieną tu per tai, ne, tai ir vyksta. Tai vėl, neprimt per savęs per daug rimtai. Mes ne į vienas čia nesam labai rimtas, labai kažką pasiekęs, padaręs ir net jeigu taip ir būsim, čia nereikia kažką daryti. Tai iš to vietų ir jeigu mus tenai pasišaipo ar kažką, kas iš to, kad tu įsižeisi, ką tai pakeis? Nieko, absoliučiai. Nebekalbėsiu. Ne, ačiū Dievui, jeigu šaipas vadinasi, kažkas yra. Ir kai mes patys tą priemam, tas vėl tada ir su kitais žmonėmis kitoks santykis virsta. Tai ir su mumis tada laiko nori daugiau leisti ir panašiai. Tai eit, žaist ir nebijot klyst. Nes šitoj vietoj tas klydimas irgi yra kaip raumuo. Tas įmas į baimę. Kuo mes daugiau... Kiekvieną dieną mes renkamės, pavyzdžiui, ryte atsikeliant, žinom, jeigu įeinam į sporto ritmą, pradėjom sportuoti, tas nelengva įeiti į ritmą, bet kai jau įeinam, tai tada be to pasidaro sunku. Bet kaip lengva jį pamest. Kelias dienas praleidžiu ir tada, dar vieną. Jeigu mes įeisim į kasdieną, tai net jeigu ir priešinsis, labai daug greitai smegenis suranda pasiteisinimų, bet tu vis tiek eini. Jeigu tu leidi tam pasiteisinimu matyti, tai tada ir prasideda visokie ekskliuzai. Tai šitoj vietoj ir su kiekvienu, ar mes kelionę renkamės, ar nepatogų veiksmą, kitą kartą, kai jį turėsi, paklaus savęs, žinai, ar aš tikrai noriu pasirinkti dabar saugų variantą ir sakyti ne, nes tiesiog man tai patogiau, ar aš čia treniruoju ir vėl tą rytojų, kuris tada compoundinas procese. Tai tas ir būna, su kelionėm, pavyzdžiui, išbėgti į Azorus, tos pačius. Vėl buvo labai nepatogu, nes tuo metu viskas užsidarinėjo, buvo labai daug neaiškumų, čia bus pateisinimai, nebus. Pabėgau. Ir dabar kiekvieną kartą yra toks sprendimas, tau lengviau jį padaryti, tai nereiškia, kad tai yra lengva, tai niekada netampa lengva. Ten klausia žmonės, ar vis dar jaudinės prieš lipdamas ant scenos. Jeigu prieš įmonės, tai nelabai, bet aš visą laiką dabar gyvenu strese, nes tu turi 100 galimybių, kaip sufeilinti ir tik kelias galimybės, kaip padaryti, kad tas pranešimas būtų žiauriai fainas. Ir tu kiekvieną kartą prisimėmi šitą riziką ir kartais galvoji, o kam to reikia? Bet tiesiog tu eini ir darai, ir tavo pilvas yra susisukęs, man per pilvą visas stresas eina. Pilvas susisukęs, tu ten į tą tuliką, žinai, bėgioji, prieš tai tu jaudinės ir tu vis tiek tą darai. Ir tada vyksta dalykai, ir tada žmonės įvertina tą paprastumą, nesusireikšmino, kur ten tu bandai rimtas pasirodyti, bet tu eini ir būni ir leidis savo dalykams vykti. Kai kuriems nepatiks, viskas tvarkoja. Labai gražiai išsireiškia, labai, primt save irgi tokį, žinai, iš tų klaidų daug ir išmoks ir šiaip maloniau gyventi, kai nebijai klys, man atrodo. Pamažinti tą baimę visą laiką nebus, bet nieko nepadarys. Kitas Eriko klausimas, kaip su mergom sekas? Dabar jau vis tiek dirbtinio intelekto specialistas čia. Su mergom, kai surašinėjai, dabar tai turbūt čia GPT klausia, ką parašyti. Yra mimsas vienas, all that sweet talk was generated with the Gali ir neatsakinėt. Blogai sekasi, kaip tau sekasi? Juokėsi mano draugai, tai vėl ten, draugų kompanija dabar dauguma jie visi jau 30+, jau ten tuokėsi panašiai. Erikas vienišas. Tai ir aš, bet aš biškai jaunesnis, žinai. Tai dar yra to laiko, bet sako visi, kad turbūt vyresnė turės būti. Nežinau, neturiu šitoj temai daug ką pakomentuoti. Gerai.
O tada einant... Aš jeigu būtum liepęs pasakyti 2 klausimus, Eriko, žinok, šitas 2 būčiau ir pasakęs, kad užklaus. Nenustebino manęs irgi, Erikas. Perskaičiau, okay, kažko tokio ir laukiu. Žodžiu, dabar aš stengiuosi tokią tradiciją išlaikyti tarp epizodų su pašnekovais. Tai visą laiką darau taip, kad praeitas pašnekovas užduoda klausimą būsimam pašnekovui. Tai žodžiu, praeitam podcast'e buvo Gustas ir Gustas yra fotografas. Ir aš kai Gustui parašiau, sakau, žiūrėk, kalbinsiu tokį ir tokį bičą. Sakau, jis ten pagrindė dirba dabar su AI, panašiai. Sakau, kokį klausimą jam užduoti. Sako, kodėl tu tokį nuobodų dalyką išsirinkai iš visų? Ir gal tada gražiau paėmus, žinai, kaip žmogui, kuriam visiškai yra neįdomu dirbtinis intelektas, kaip tu jį sudomintum apie tą dirbtinį intelektą? Labai geras klausimas ir labai patiko, kaip suformulavom, nes labai gerai galima atsišauti. Taip. Tai ačiū Gustai už klausimą ir rašykite mums po 5am+, gausite puodelį ir Maikė dovanų. Tai šitoje vietoje aš pritariu, kad terminas dirbtinis intelektas skamba žiauriai nuobodžiai, jeigu mes jį imame kaip sritį. Ir jis skamba, kad ten daug reikalų, sudėtingų terminų ir panašiai. Kaip mes pasirenkam į sritį žiūrėti savo, čia irgi priklauso. Ir kiekviena sritis gali atrodyti kažkam žiauriai nuobodi, kas ten gali visą dieną prie puodų sėdėti, ten uostyti prieskonius ir ten kažką virti, visokias riubas valgykloje. Bet jeigu mes tą pasiėmame mane kaip patirtį, kad tu čia eksperimentuoji, žaidi visai kitaip tam. Ir mano koks yra perspektyva tą dirbtinį intelektą, kad kodėl apskritai aš ją nuėjau, tai aš tą daug kartojęs ir visose vietose aš sakau, kad mano vienas pagrindinių gyvenimo dalykų yra tas žaidimas gyvenimo. Aš gyvenimo gale noriu pasakyti, kad mano šitas žaidimas buvo vertas žaisti. Žaidimas pavadinimu gyvenimo. Ir ką duoda technologija, jinai mums padeda tą žaidimą žaisti kitokiu lygiu. Ir kaip tas dabar atrodo praktiškai. Tai vėlgi, dirbtinis intelektas šiai dienai, kokias jis atsineša galimybės, jis atsineša mums galimybę atlikti užduotis, kurias mes prieš tai jokiais būdais negalėdavom. Gauti perspektyvas, kurių kitais būdais mums būtų labai sunku gauti. Mes viską galime patys, of course, bet kur mes neturėtume nei resursų, nei laiko, nei nieko panašaus tam daryti. Ir ką atsineša dirbtinis intelektas, jis man leidžia būti įdomesniam, jis man leidžia gyventi įdomiau ir išmokti visai kitų dalykų naujomis perspektyvomis. Tai tas gali būti ir fiziniais pavydalais. Pavyzdžiui, sakau, šiandien aš skaičiau prieš atvarydamas čia pranešimą renginių organizatoriams. Aš pats nemoku, nežinau man kaip tą daryti, bet su dirbtiniu intelektu aš tada ką ir padariau per pranešimą. Aš tiesiog suorganizavau renginį ir visiems ten buvo, nice, ką mes darome mėnesius. Čia per 7 minutės buvo padaryta. Kitas pavyzdys dabar buvo Hanerio naujas projektas kartu su Delfiu, kurie, gal matai, kurie padarė kompleksą pastatų ir norėjo, kad būtų 2 interjero dizainai padaryti. Vieno interjero dizainą darė profesionali interjero dizainerė, kito dariau aš. Ir aš aišku, nieko apie tai nenusimanau ir panašiai, bet aš moku technologiją naudotis ir galiu kažką gaminti ir tai niekada nebus toks rezultatas, kaip tos interjero dizaineris, bet prieš tai aš, ką aš būčiau galėjęs nupiešti namelį ir ant kampo saulytę tenai tokį, viskas, o dabar aš galiu kurti konceptus ir pažaisti. Ir nesvarbu, kad aš tame neužsiliksiu turbūt, nes man tas nėra įdomu, bet aš galiu pačiupinėti, paragauti to. Kiti dalykai, kur dabar ateina, kad kiekvieną dieną mes galime ją žaidimifikuoti ir kad patiems tą padarytume, mums užtruktų laiko. Aš į ChatGPT galiu pasakyti, ką aš dabar ten kelis GPTs jau sukūriau tenai, tai ką aš galiu, pavyzdžiui, padaryti. Aš galiu įrašyti, koks mano dienos planas ir aš galiu pasakyti, pavers man šitą dieną, kad jinai būtų gamifikuota, kad ten atsirastų kažkokie taškai ir kad man jinai būtų įdomiausia diena pasaulio. Tai gali būti tavo eilinė rutininė diena. Kai tu atsikeli pirmadienį, atvažiuoji į darbą, sėdi su nuobodžiais kolegom tenai ir kažką taipini. O jeigu aš rašę savo užduotis, padaryčiau iš to žaidimą, tai kuo man ir žavi yra technologija, šita, kad jinai leidžia man vėlgi kelti savo kompetencijas, taupyti laikant užduočių, kuriuo aš nenoriu daryti, plėsti savo akiratį. Tai čia yra viena pusė, o kaip tada žmonės buvo kitas klausimas domintis tuo. Tai aš apie tai ir kalbu per tokią perspektyvą paprastą. Tai kas dabar vyksta, kviečias mane krūvos įmonių, kad apie tai kalbėčiau. Ir aš prieš tai, nieks mane šitoje srityje ten labai daug nežinau, aš kalbėdavau ten ir dar 21 metais konferencijos ir kitur. Aš kad kažkoks tenai ekspertas nebuvau, bet aš esu, kaip ir sakiau, praktikas. Ir tada, kai ateinam į įmonės, kodėl jie mane tos pačios įmonės vėl ir vėl kviečiasi, kodėl kitiems rekomenduoja, kodėl einam taip toliau, nes visi gali technologiškai labai protingai papasakoti ir pasirodyti.
o kad žmogų paliesti ir įgalinti jį čia ir dabar gyventi biškutuką geriau, realiai be didelio pokyčio, nes behavior changeless yra labai sudėtingas procesas, tai tas kažkaip sunkiau pasidaro. Ir kai tą duodi, žmonės tą gauna irgi naujai skonį ir galbūt jie neišnaudos to kažkokiom tai perspektyvom, kaip geriausi žmonės, aš jau to nepadarau. Bet jie jau truputį, kaip ir sakėme, detalę per dieną keisdami, jie galės palengvinti savo dieną, ne? Kažką įdomesnę pasigaminti, geresnį filmą pažiūrėti, kažkokį gal ir žaidimo elementą įdėti savo kiekvieną dieną. Ir šiai dienai gal tas pokytis nebus, kad čia ateisiu ir sakysiu, mes čia jums 50 kartų pagerinsime, žinai, ten kažkokį ir viskas pasikeis. Ne, bet jeigu po 5 metų perspektyvų pasikeis žmonėms šiek tiek patirtis, dalykai, požiūris, kad kiekvienas gali prisijaukinti tą technologiją ir tai nėra sudėtingas terminas, tiesiog ir nuobodus, o tai yra mano dalelė, didesnė ar mažesnė, profesiniam, asmeniniam gyvenime, aš tada galiu tame būti ir tas drąsos įgauna ir pabando. Ir tada labai smagu būna, nes dabar irgi, vakar tenai buvau nuvaręs į panoramą, ten reikėjo ten telefoną pasitvarkyti, ten kituose renginiuose ateina, sako, buvau čia tavo kažkada pranešime, žiauriai patiko, pradėjau naudoti ten, ar tai kelionėms, ar tai savo ten šeimoje santykiams, ar tai dar kažką, ir tokiems mažiems dalykams, ir matos akis žyba šiek tiek. Tai čia yra gražus, tai yra mažesnė, aišku, profesiškai įmonėms mes ten dirbam su to ir mokomės gerai atlikti, bet būtent technologija atsineša mums kitą kokybę ir tas yra labai didelė nauda, sakyčiau, ir dėl to yra ir labai įdomu, nes tai yra nepastovi dabar, labiausiai turbūt kintantis rytis, kokia tik tai yra, tai ir tas išvargina šiek tiek, of course. Bet tuo pačiu žinai, kad čia yra ta tema, kur tu gali sėdėti nuo ryto iki vakaro. Okay. Tada paskutinis tau klausimas jau šiandienos, tai yra kokį geriausią, ne geriausią, kokį blogiausią patarimą esi gavęs per savo gyvenimą. Labai bus įdomu pažiūrėti, nes man atrodo, kad aš praeitą kartą tavęs klausiau to paties klausimo prieš 10 metų, kai man 12 buvo. Kai tau buvo 12. Tai juokėsi operatorius. Tai įdomu, ką atsakysi, ar skirsis atsakymai. Blogiausias patarimas. Partam, kad su Eriku pradėti dirbti. Aha. Gerai. Jo, palauk, kažką aš jau sakydavau, atsimenu. Aš suprantu, aš turiu filtrą, kartais praignoruoju tos blogus atsakymus į geresnius dalykus, orientuojasi, fokusuojasi. Aš atsimenu, visą šitą sakydavau, bet tada man tėtis vieną kartą buvo davęs patarimą. Aš tada jį cituodavau, bet dabar viešai gal irgi necituosiu, bet tada tėtis, kai išgirdo, jį paaiškino, sako, Antano, juk ne tai turėjau omeny ten panašiai, nes tėtis kažkada aš ten irgi per pranešimus pasakydavau, kad sako, kai Antanai merginos ieškos, sako, ieškok tikinčius. Čia pagrindinis kriterijus. O ten kažkaip, kad būtų ten mylinti ir visiems kažkaip. Tai va, bet čia pasijuokėm dabar su tėčiu ir šitą, nes, žinai, kad netai atmeni turiu. Nežinau, su blogais patarimais man sunku, ten yra, visi daug kas pacituoja, sako, nežinau, kaip šitą klausimą atsakyti, tiesiog nebandysi kažką pritempti. Gerai, nepritempinėk, tai kitą kartą gal atsakysi. Gerai, ačiū tau, Antanai, kad atėjai. Ačiū ir kad pasikvietė, kad pavyko suderinti mums pagaliau. Gerai, ačiū ir iki kitų kartų.